Ankstyvas rytas atlėkiau į sodą nusiskinti braškių. Štai tokį dubenį priskyniau ir tuo pačiu perbėgsiu per gėlyną, pažiūrėsim kartu, kaip žydi mano rožės. Gėlyno apžvalgą šiandien pradėsiu nuo kito galo. Paprastai pradedu nuo priekio, o šiandien nusprendžiau pradėti nuo galo. Uolinių astriukų žydėjimas eina į pabaigą. Labai gražiai jų žydėjimas susitiko su dekoratyviniais česnakais ir labai gerai papildė vienas kitą. Česnakai nužydėjo, šitie pražydo ir va ta tokia spalvinė gama šiek tiek prasitęsė. Na, o kai nužydės astriukai, tada pradės žydėti levandos. Jų žydėjimas jau tuoj prasidės. Na ir rožės. Čia yra aspirin rožė. Pradeda žydėti labai gražiai. Viduriukas toksai kreminis, vos rusvai kreminis. Paskui pasidaro baltas žiedas. Rudenį, kada būna antras žydėjimas ir būna šaltesnės naktis, šaltesni orai, tai tada jinai tą vidinę tokią spalvą šiek tiek pakeičia. Jinai būna ne kreminė kaip dabar, bet rožinė, labai gražiai rožinė. Šiaip tai yra skaitoma balta rožė, bet man patinka dar ir tai, kad jinai kartais pasispalvina šiek tiek. Na, o čia yra Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, kaip esu minėjusi, pas mane yra 3 krūmeliai. Ir vienas iš jų pražysta šiek tiek anksčiau, kiti šiek tiek vėliau. Šitas susivėlino, bet žydėjimas bus. Išleido gana stiprius ūglius didelius. Tai Leonardo da Vinci paprastai pas mane žydi taip nenuosekliai, nėra tų tokių ryškių bangų. Vieni žiedeliai nužydi, kiti pražysta, taip praktiškai be žiedų nebūna. Na ir netrukus sužydės dar vieni dekoratyviniai česnakai. Parašysiu pavadinimą, jie būna tokios vyšniavos spalvos. Štai dar viena Leonardo da Vinci rožė. Šita pražysta pirmoji, gausiausiai žydi. Ir tokia aukšta irgi užauga gana neblogai, jinai čia, man atrodo. Gauros šiemet neperžemo, galima sakyti, šios žiemos neiškentė, visi seni krūmai nunyko. Bet kadangi jos labai gerai sėjasi, tai aš palieku po daigelį kitą. Štai čia, štai ten yra, žodžiu, kol kas palieku nemažai. Žiūriu, viena netgi ruošiasi pradėti žydėti. Čia yra didžiosios gauros. Pas mane dar buvo pernai pasėta žemaūgių gaurų, bet irgi, jeigu prisisėjo, tai prisisėjo, o jeigu ne, tai net reiškia jų nebebus kol kas. Štai čia ruošiasi jau žydėti. Dar vienas aspirinas. Štai taip atrodo išsiskleidę žiedeliai, rodo viduriuką. Viduriukas po kurio laiko paruduoja, kas man nelabai gražu, bet žiedelis laikosi neilgai. Vos porą, 3 dienų. Nubyra, tai labai dažnai būna žiedeliai tokie gražus, o tie, kurie nužydė, jie nubyra ir vaizdo negadina. Moka roza. Turiu silpnybę rudos spalvos rožėms. O moka roza tai viena turbūt gražiausių, bent jau man, iš rudų rožių. Labai gražus žiedas, kvapas neblogas. Labai gražiai pradeda žydėti. Skleidžiasi gražiai. Ir aišku, labai gražus išsiskleidė žiedas. Sendamas šiek tiek šviesėja. Bet va taip, kol būna pumpuras, būna tokios nežinau, nuo šitos spalvos jos man neįvardėjamos.
nežinau, tokios spalvos. Įvardinkit kaip norit. Krūmelis nedidelis, čia yra floribunda. Žiedelius augina dažniausiai po vieną. Kartais, vat kaip čia yra 2, štai ten yra 3. Koteliai nėra ilgi. Jinai yra žemaūgė rožė, bet atrodo labai gražiai. Kaip laikosi pamerkta, neprotestavau, negaliu pasakyti, nes visada labai gaila nukirpti šitą grožį. Dar viena rusvos spalvos rožės, tai yra kokoloko. Šita rožė nuo mokarozos skiriasi, bet kai tokie žiedai, jie beveik tokios pats spalvos. Bet skiriasi pumpuras. Dabar jau parodyti gerai negalėsiu turbūt, bet kai dar būna visiškai neišsiskleidęs, jis būna daugiau į raudonos spalvos. Paskui rožė pasidaro ruda, paskui išsiskleidęs pilnai žiedas tampa tokios dūminės, alyvinės spalvos, šiek tiek su rausvu atspalviu. Labai graži spalva. Šiaip tai tokių spalvų rožės yra sunkiai derinamos su kitomis spalvomis. Todėl jos pas mane yra pasodintos atskirai nuo kitų rožių ir aš jas derinu su slyvos dūminė spalva, tokia kaip šitas augalas, arba su balta. Geriausiai dera su balta. Labai gražiai atrodo, kai žydi visų pajėgumo aspirinas ir mokaroza labai sudaro gražų derinį. Na ir pasodinau penstemonus, kurie irgi savo spalva šiek tiek susišaukia. Su kokoloko susišaukia labai gerai. Tuoj pademonstruosiu. Štai spalvos labai gražiai dera. Su mokaroza šiek tiek prašiau, bet bendroj masiai bus, manau, neblogai. Na ir čia dar yra pasodinta Polestar. Mano pirmoji Polestar, kurią kartu genėjome pavasarį, kurią rodžiau, kaip jinai atželia vėlgi pavasario pabaigoje ir štai dabar jau jinai pilnu pajėgumu žydi. Žiedeliai kol kas tik tais dar tokie salotiniai, žali. Bet man labai patinka, kai hortenzijos keičia spalvą nuo salotinės iki baltos, paskui švelniai rožinė, tada tamsiai rožinė. Na, žodžiu, šitas visas kaleidoskopas spalvų yra labai gražus. Kaip jau anksčiau esu minėjusi, tai viena anksčiausiai pražystančių hortenzijų. Man patinka, kad jo žiedinėliai yra tokie purus, ažūriniai, išsisklaidę. Nesu didelių tokių pilnų prikimštų kepurių gerbėja. Štai dar viena rožytė. Šita rožė buvo, kai nusipirkau sodą. Jinai tokia miniatiūrinė. Net nepasakysiu, kad besidriekianti, nei kažkokia, nežinau. Čia tiesiog miniatiūrinė ir tiek. Labai ryški spalva. Žiedeliai labai gražus, gaila, neišsiskleidė dar. Na, gal šitas va čia. Va, šitas bus. Va čia, va. Štai kokie jie ryškus. Na, man aišku, tokio ryškumo nesinori, bet žiedlapėliai labai gražus. Na, štai tokios formos. Su snapeliu. Graži rožytė iš tikrųjų. Nepasakysiu, kad labai stipriai auga, va tokia mažytė jinai ir būna paprastai, kokių 40-30 cm krūmelis. Taip, ir dabar dar Vimsret. Viena mano, čia jau pirmoji didžioji Vimsret, visos kitos pas mane yra padaugintos iš šito krūmo. Irgi ruošiasi žydėti. Dar viena Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci visos pas mane yra užsiaugintos iš ūgliukų. Prisidaugintos, susišaknydintos. Čia va irgi penstemonas yra vienas, ten toliau kitas. Prie Leonardo da Vinci yra rožė
Ascot. Jinai pražysta šiek tiek vėliau, tai puriukai dar tik pradeda sprogti. Čia irgi visur pakrašty priauga lafantų. Šiek tiek lafantų pasodinau toliau, gėlyno gilumoje, nes čia jie paskui man užstoja rožes. Šitas lafantas iš viso užaugo kažkoks milžiniškas, bet jisai visiškai jau ruošiasi žydėti, tai nežinau, dar šiek tiek palauksiu. Jeigu jisai man čia patiks, kai žydės, tai paliksiu, jeigu ne, iškirpsiu, nes lafantai man paprastai užstoja paskui rožes. O čia priauga smarkiai, nors jų žydėjimas su rožių žydėjimu man dera, patinka, bet kai jie būna labai dideli, tai toks miškas nelabai kaip atrodo. Na, o čia pražydo mano vijoklinė rožė. Man atrodo, aš identifikavau, kas tai per rožė, radau labai panašią į ją ir pavadinimą įdėsiu ir manau, kad čia vis dėlto yra būtent ta veislė. Šita rožytė jau buvo gėlyne, kada aš įsigijau sodą. Būtent nuo jos prasidėjo mano pažintis su rožėmis. Aš tiek nieko nesupratau apie rožes, nieko nežinojau, kad pirmais metais aš ją tiesiog pavasarį nugenėjau. Ir kai jinai užaugino naujus ūglius ir nebuvo nei vieno žiedo, aš supratau, kad man reikia pradėti domėtis rožėmis. Pasirodo, tai yra rambleris, kuris žydi ant pernykščių ūglių ir jos genėti negalima, kol jinai neperžydėjo. Kai nužydi, praktiškai beveik visas tas nužydėjusias šakas išpjaunu ir palieku tik naujus ūglius. Nes labai sunku su ją tvarkytis rudenį, ją labai sunku uždengti. Neuždengus jinai nušala, o uždengti štai tokią rožę su tokiais dar papildomais ūgliais, kurie yra žiauriai spygliuoti. Ir visi spygliai žemyn nulinkę. Su ją susitvarkyti yra be galo sunku, todėl aš stengiuosi ją laikyti nelabai didelę. Bet štai taip ant kampo terasos jinai būna, kartais aukštesnė būna, kartais žemesnė, bet man visiškai pakanka ir tokio aukščio. Štai taip atrodo lanksvūnė šermukšnelapė dabar. Matot, kokia jos spalva. Prisiminkit, kokia jinai buvo pavasarį, o dabar jinai jau ruošiasi žydėti. Štai tokias kekes išaugina tokius žiedynus ir šitie visi balti pumpuriukai išsiskleis į mažus baltus žiedelius ir pritrūks labai daug vabzdžių, nes jinai labai stipriai kvepia. Kvapas man nelabai patinka, nes jisai toks medaus kvapas. Medaus kvapo aš nelabai mėgstu, bet užtat mėgsta visokie vabaliukai, tai jų čia būna gausu. Ir čia levandų irgi miškelis ir rožė Andžela. Neužauga jinai pas mane didelė, norėčiau jos didesnės. Gal nepatrišiu pakankamai, bet nežinau, be proto pilt trąšų tai irgi negali. Bet vis dėlto gal reikėtų daugiau. Ir štai taip jinai gražiai kekėmis žydi. Kvepia jinai šiek tiek, nestipriai, bet tokiu labai švelniu rožės aromatu. Na, o čia mano pati kvapniausia rožė, tai yra popiežius Jonas Paulius II. Šitos rožės aš nesirinkau, jinai yra padovanota. Jeigu aš žinočiau prieš įsigijant rožę, kad jinai yra neatspari lietui, aš tikrai jos nepirkčiau. Ir apie tai, kad rožės gali būti neatsparios vandeniui, sužinojau augindama būtent šitą rožę. Ir kai pamačiau, kaip sugadina jos žiedus lietus, nusprendžiau, kad tos rožės, kurias aš pirksiu, jos bus atsparios krituliams. Bet būtent dėl jos grožio ir dėl jos aromato aš nė karto nepasigailėjau, kad jinai auga mano gėlyne. Kadangi buvo gana lietingas oras prieš tai, tai šitas žiedas išsiskleidė jau papuvęs šiek tiek.
Pati žiedlapių nenumetė, reikia nuskinti. Šitas pumpuras maniau, kad neišsiskleis, labai ilgai stovėjo, irgi matot, koksai apgedęs. Bet dabar žiūriu, skleidžiasi. Čia šita nebuvo labai apgedusi, bet irgi išvaizdos geros nėra. Žiedų nedaug, labai tikiuosi antrų žydėjimų, kad jinai priaugins daugiau. Šiaip labai graži rožė. Arbatinė hibridinė jinai. Labai gražūs žiedai būna, kai nepagadina jų lietus. Ir labai skaniai kvepia. Negaliu praeiti pro šitą rožę, jos nepauosčius. Ir niekas negali. Kvepia labai gerų derinių klasikinio rožės aromato ir citrusinių vaisių. Tokių subalansuotų derinių, kad jeigu gaučiau nusipirkti tokių kvepalų, tai kvepinčiausi visą vasarą tikriausiai. Nes tai toks ir gaivus, ir kilmingas toksai aromatas. Labai labai skaniai kvepia. Rožes savo gėlyną rinkausi labai rimtai išstudijavusi charakteristikas rožių. Man buvo labai svarbu, kad rožės nebijotų lietaus, nebijotų karščio, būtų atsparios ligoms, būtų tinkamos mano klimatiniai zonai. Tai atsižvelgdama į šitus parametrus, aš pasirinkau būtent tas veisles, kurias jūs ir matot mano gėlyne. Dar man buvo labai svarbu, aišku, spalvinė gama. Tikriausiai pradedam visada rinktis rožę nuo spalvos. Nežinau, tiesą sakant, kaip jūs, bet aš pradedu rinktis nuo spalvos, tada studijuoju, kokios yra maždaug tų spalvų ar atspalvių veislės, tada renkuosi pagal tuos parametrus, pagal tokius parametrus, kad man augalai, tos būtent rožės sudarytų kuo mažiau problemų jas auginant. Rožių yra be galo daug veislių, jos yra nuostabiai visos gražios, jų norisi labai daug, labai lengva susirgti rožių maniją, bet jeigu mes tam nepasiduosim, pasirinksim veisles, kurios gana neproblematiškos, tai pasilengvinsim savo gyvenimą ir mūsų gėlyne jos teiks daugiau džiaugsmo negu problemų. To jums visiems ir linkiu. Gražaus jums rožių žydėjimo, džiaugsmingų akimirkų jomis grožintis, skanių kvapų, gražių spalvų ir iki kito karto.